this term, fitter, healthier, and more productive. Okay, in a cage, on antibiotics. Neperskiriamai įsikibę vienas į kitą, Aivanas ir Rebeka aistringai baigė kartu. Jie visada baigė kartu. Aivanas ir Rebeka yra tobula pora. Aivanas vedė Rebeką prieš 4 metus. Jis vedė ją praėjus 3 mėnesiams nuo jų susipažinimo. Aivanas vedė Rebeką praėjus 2 mėnesiams ir 29 dienoms po to, kai jis jai pasipiršo. Rebeka stipriai prisispaudžia prie Aivano ir palaimingai užsimerkia. Ji jaučia, kad jai itin pasisekė. Ji guli šalia stipraus, drąsaus ir labai jautraus vyro. Ir tai yra jos vyras. Ji susipažino su Aivanu kiek daugiau nei prieš 4 metus. Eilinėje Coffee-Bean kavinėje. Ji pirko juodą kavą su liesu pienu, o jis už jos viesnį kruasaną rytinio šrumliu. Nes pasirodo, tik tokioje neramioje aplinkoje jis tinkamai susikaupdavo ir prisėdęs prie staliuko pradėdavo kažką užsirašinėti į savo pageldusią užrašų knygelę. Aivanas nemiega. Jis guli ir galvoja, kad jis yra itin laimingas vyras. Šalia jo jau snaudžia reto grožio moteris, jo įkvėpimas, jo kūrybos šaltinis. Tiesa, kūryba kol kas stipriai stringa. Tačiau Aivanas žino nemažai labai populiarių sėkmės sulaukusių rašytojų pavyzdžių, kurie tapo pripažinti ir skaitomi tik sulaukę brandaus amžiaus. Todėl jis bando save raminti mintimis, kad dabar yra jo sėmimosi ir brendimo metas. O parašyti tai, kas sulauks sėkmės, jis dar tikrai spės. Jau kitą dieną po to, kai Rebeka ir Aivanas netikėtai susidūrė Coffee-Bean, Rebekos kava visu jos liesų pienu buvo kažkokiu nepaaiškinamu būdu išpilta ant Aivano pageltusios užrašų knygelės, šis keistuolis jai pasipiršo. Taip, susipažinimas įvyko kaip kokiame banaliame holivudinėme kine. Susipažinimas įvyko kaip kokiame genialiame klasikinėme prancūziškame kine. Išpilta kava su liesu pienu, sugadintas Aivano niekam tikęs eilėraštis. Ir čia prasidėjo nauja Aivano kūrybos ir gyvenimo epocha. Aivanas ir Rebeka sulig kiekviena diena pažino vienas kitą vis geriau ir geriau. Aivanas ir Rebeka sulig kiekviena naktimi baigdavo kartu vis dažniau ir dažniau. Štai, Rebeka giliai užmiega. O Aivaną netikėtai po 4 metų pertraukos vėl aplanko jam seniai pažįstama nemiga ir jos bičiulė įkyri mintis, kuri jam šaipydamasi išnypščia. Aivanai, tu šūdas, o ne rašytojas. Matai viskas, ką tu moki. Tai impozantiškai gerti viskį, pilti ugningas kalbas didžiakiams moteriams, o vėliau visą naktį tas didžiakės moteris dulkinti, bet tai ne viskas, ko reikia rašytojui, Aivanai. Tu tai žinai, Aivanai. Ir dar tu žinai, dar tu puikiai žinai, kad tavęs niekas neskaito. Man nusišikt. Dabar yra mano sėmimosi ir brendimo metas. Ir aš nesuku galvos dėl ugningų kalbų, moterų ir viskio. Aš turiu Rebeką. Ji yra mano vienintelis šaltinis. Aš daugiau... Palauk. Aš ir vėl kalbuosi pats su savimi. Idiotas. Aš ir vėl kaip koks supistas idiotas kalbuosi pats su savimi. Aivanai, tu šūdas, o ne rašytojas. Atsipėsk. Man gera. Man gera. Rebeka miegodama nugirsta, kad Aivanas kažką kalba, bet ji nesupranta jų žodžių prasmės. Jie žino tik tiek, kad Aivanas yra šalia ir savo sapnais sako jam ir visai visatai, kad ji yra pasirengusi paaukoti visą savo gyvenimą, kad tik viskas taip ir liktų tarp jų amžinai.
Labas rytas, pusryčiausi? Rebeka, ką tu darytum, jeigu aš pasakyčiau, kad man reikia, jog tu dėl manęs paukotum visą savo pasaulį? Ar sugebėtum? Rebeka nebyliai žiūri į savo vyrą. Ji yra gana naivi ir prietaringa, bet vis tiek niekaip negali patikėti, kad sapnai pildosi taip greitai. Mes išvažiuojam, Rebeka. Aš daugiau nebegaliu rašyti. Mano rašomo šūdo niekam nereikia. Tau teks mesti darbą ir tuos tavo kulinarijos kursus. Mes važiuosime kur nors į šiaurę. Dirbsime žemę arba užsimsime kitais sunkiais darbais. Girdėjau, Islandijoje valdžia padeda naujiems žemės ūkiams. Manau, tai teisinga mintis. Mes turime važiuoti į Islandiją dirbti žemę. Islandijoje aš galėsiu ramiai nerašyti. Rebeka atsisėda ant kėdės, užsidengia veidą rankomis. Ji negali atitraukti savo įbesto žvilgsnio nuo kažkokios mažos pradegintos skylutės virtuvės grindų linoleume. Ir tyla. Tu negali to padaryti, Rebeka. Tai tu to negali padaryti, Aivanai. Rebeka vis dėlto pakelia žvilgsnį ir įsižiūri jo akis. Tu negali nerašyti, kad ir kur būtum, tu privalai tai daryti. Aivanai, tu esi rašytojas. Tu esi tas vyras, kuris pakerėjo mane saugningomis kalbomis apie beribę laisvę, kurio nepakirsdavo net ir tuzinas stiklų viskio, kuris man parodė tokias naktis, apie kurias... Geriau jau sustok, Rebeka, nes tai pavojinga riba. Manęs niekas neskaito. Aš skaitau. Nori pasakyti Rebeka, bet ačiū visiems egzistuojantiems ir neegzistuojantiems dievams, kad jis suspėja save sulaikyti prieš ištariusi šiuos žodžius ir galutinai pribaigusi. Ji tik atsidūsta ir sako: Aivanai, dar vienas bandymas, gerai? Jei nepriims ir ten, velniop juos visus, važiuosime į Islandiją. Bet prieš tai paskutinį kartą pabandyk nusiųsti savo rankraštį Dawson's Letter leidyklą. Jei nepriims, aš pati nupirksiu mums bilietus. Be galo žavėdamasi savo žmoną, Aivanas žengė jos link. Viena ranka apglėbė ją per liemenį ir tvirtai prisispaudžia prie savęs, o kita atriša jos chalato dirželį. Rebeka atsiduoda savo vyro glamonėms ir pradeda tirpti jo meilėje. O kaipgi tavo kulinarijos kursai, Rebeka? Aš jau ir taip gana nemažai išmokau, Aivanai. Štai, stebėk, ar skanu? Aivanas ragauja Rebeką. Rebeka ragauja Aivaną. Aivanas ir Rebeka aistringai baigia kartu. Jie visada baigia kartu, nes jie yra tobula pora. Šį neankstų darbo dienos rytą Danielis, kaip įprasta, pradeda patogioje savo prabangaus biuro kėdėje ir mėgaujasi šviežių sviestinių kruasanų ir firminė latte kava. Su plona karamelės plutele ir 1,5 šaukštelio neišmaišyto cukraus. Viskas būtent taip, kaip mėgsta Danielis. Būtent taip, kaip jis suplanavo. Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. Ir čia, į jo biurą, be kvietimo, be beldimosi ir be sekretorės perspėjimo, įžengia Rebeka. Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. Labas, Danieli, man labai reikia tavo pagalbos. Taip, žinau, negaliu štai taip įsiveršti po šitiek metų, bet man to tikrai labai reikia. Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. Tu tyli? Patikėk, tai ne šiaip savo kokią nors. Gerai, Rebeka. Danielis atsikanda šviežio minkšto kruasano ir pasimėgaudamas atsigeria kavos. Kas gerai? Danielis ramiai geria kavą. Mano atsakymas, juk tu kažko prašei, taigi mano atsakymas. Gerai, Rebeka. Ir viskas?
Tu man sakai gerai ir viskas. Nesityčios ir nesijuoksi iš manęs, iš to, kad šitiek laiko tu man buvai nereikalingas ir kad atsirandu, kai tik man prireikia tavo pagalbos ir net ne tiek man, kiek tam žmogui, kuris yra dabar su manimi vietoje tavęs. Tai kad tai visai nejuokinga, Rebeka, tai netgi šiek tiek liūdna. Danieli, bet man reikia, kad tu perskaitytum šitai. Ta patį jūs turėjote gauti vakar nuo jo jūsų elektroninį paštą, bet aš žinau, jūsų leidykla yra didžiulė ir rankraščių gaunate tūkstančiais, tikrai visko neskaitote. Štai, tai jo ir spausdintas darbas. Jis pavadino šį romaną Babeliu. Aš jį labai myliu ir jis yra genialiausias žmogus, kokį man teko pažinoti. Atleisk, kad tau tai sakau, bet... Aivanas Rauzinas. Rebeka Rauzin. Nupirkite ir parneškite šiam savo genijui sviestinį kruasaną. Jos parduoda šalia už kampo. Ir pasakykite jam, kad aš paskambinsiu. Danieli, bet jis negali sužinoti, kad kad aš buvau... Gerai, Rebeka Rauzin. Bet kruasaną jam vis dėlto parneškite. Viso geriausio, Rebeka Rauzin. Danieli, aš būsiu tau amžinai už tai dėkinga. Tu pats pamatysi, jis tikrai genijus. Aš galiu dėl jo paaukoti visą savo pasaulį. Taip, Rebeka gali paaukoti dėl Aivano visą savo pasaulį, tik ji labai nenorėtų iškeliauti į šiaurę. Danielis pabaigia kruasaną, atsigeria kavos, pasiema į rankas Babelį. Rebeka gali paaukoti dėl Aivano visą savo pasaulį. Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. Jau kitą rytą Aivaną pažadina telefono skambutis. Klausau? Ponas Aivanas Rauzinas? Jums skambina iš Dawson's Letter. Prieš porą dienų gavome jūsų Babelio juodraštį. Turime pripažinti, jūs sužavėjote mūsų vyriausiąjį redaktorių. Jis norėtų rytoj su jumis susitikti. Ar galėtume 9:30 atvykti į Danielio Dawsono kabinetą? Danielio Dawsono? Dawsono iš Dawson's Letter? Rebeka, meilė mano, tu niekad neatspėtum, kas man ką tik skambino. Taip, Rebeka tikrai neatspėtų, nes ji tam yra per daug gera aktorė. Panašu, kad Aivanas nekeliaus į šiaurę. Panašu, kad jis rašo ne šūdą. Panašu, kad jį skaito. Panašu, kad Rebekai nereikės dėl jo paaukoti viso savo pasaulio su jos kulinarijos kursais. Panašu, kad slaptas Rebekos sumanymas suveikė ir jai tikrai nereikės aukoti viso savo pasaulio. Panašu, kad Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą, nes Rebeka gali ir tikrai paaukos dėl Aivano visą savo pasaulį. O Aivanas štai jau beldžiasi į Danielio kabinetą. Rebeka klausosi aistringo Aivano pasakojimo apie apsilankymą Dawson's Letter, apie susitikimą su pačiu Danieliu Dawsonu. Žinai, Rebeka, vos tik jį pamatęs iš karto supratau, kad jis nepieščias vyriokas. Buvau tikras, kad visi tie tešliai leidėjai paskendė savo lašinių riebaluose, prikauptose mūsų rašomų knygų dėka. Bet tas Danielis visai kitoks. Protingas, šalto ir aštraus proto, paslaptingas ir netgi, sakyčiau, be galo patrauklus. Na, ne man žinoma, bet esu tikras, kad simpatiškos ilgakojas moteris jo lovoje atsiduria nerečiau nei rytiniai sviestiniai kruasanai su kava jo rankose. Rebeka jau bent porą kartų norėjo įsiterpti į šį Aivano monologą, bet ji yra per daug gera aktorė, tad iš anksto pažadėjusi savo tylėti, kad ir ką sakytų Aivanas, šio pažado laikosi iki pat pabaigos. Ir taip, tie jo sviestiniai kruasanai iš tikrųjų yra dangiško skonio. Kalbėdami mes kartu papusryčiavome, sakė, juos parduoda ten pat už kampo. Rebeka šypsosi Aivanai, ji bučiuoja jį, ji laiminga dėl Aivano laimės. Šypsosi Rebekos lūpos, bet kažkodėl akys to nebedaro draugės su jomis. Kažkodėl akise be šypsenos jau galima išvelgti ir kažkokio nerimo požymių. Bet ačiū Dievui, Aivanas dabar nežiūri Rebeką. Ačiū Dievui, Rebeka yra gera aktorė.
Dar kelios aistringos, sužavėto ir pakilėto Aivano paskumo minutės. Ir štai Rebeka jo glėbyje. Dar kelios minutės ir Aivanas ir Rebeka baigia kartu. Aivanas ir Rebeka yra tobula pora. Jie visada baigia kartu. Jie paskutinį kartą gyvenime baigia kartu. Rebeka šiąnakt užmiega viena, nes Aivanas gavęs kažkokias Danielio pastabas įnirtingai perrašinėja Babelį. Ji girdi, kaip jis uždeda ant patefono Radiohead OK kompiuterio vinilinę plokštelę. Ji girdi, kaip jis vaikšto tiksliai Airbag dainos ritmu ilgo buto koridoriumi. Ji girdi, kaip jis prisėda ir kažką šnabždėdamas pradeda rašyti. Rebeka užmiega. Pirmą kartą per pastaruosius 4 metus Rebeka užmiega viena. Ji dar tebegirdi Tomo Yorko dainuojamus žodžius. In an interstellar burst, I'm back to save the universe. Ir ji paskęsta minkštuose sapnų vaizdiniuose, kur ją pasitinka mažas, animuotas berniukas, violetinė kepurė ir žaliu megztuku. Jis stovi ir mirksi, klausiamai įbedė savo didžiulės akis į Rebeką. I'm back to save the universe. Vėl suskamba Rebekos galvoje, bet čia pat berniukas violetinė kepurė sušunka. What's that? What's that? Dabar jau Rebeka klausimai žiūri į berniuką violetinę kepurę. Ambition makes you look pretty ugly, tęsė berniukas. Rebeka staigiai nusisuka ir pradeda bėgti. Rebeka bėga nesustodama, ji jau nebegirdi I'm back to save the universe. Ją vejasi tik ambition makes you look pretty ugly. Ji taip norėtų pabusti, bet ji niekaip negali to padaryti. Pirmą kartą per pastaruosius 6 metus Rebeka sapnuoja košmarą. Rebeka, tai tik pradžia. Rebeka, tai tik pradžia, garsiai mąstydamas ištarė Aivanas. Tai mūsų tobulo gyvenimo pradžia. Aivanas daugiau nebevaikšto. Jis pradeda įnirtingai rašyti. Jo Babelis įgauna naują pavidalą, nes jis gavo kažkokias Danielio pastabas. Aivano Babelis įgauna naują pavidalą. Jis braukia niekam neįdomius mitologinio pasakojimo sakinius ir vietoj jų kompiuterio ekrane atsiranda vienos šeimos Babelio istorija. Danieliui patiko Aivano Babelis, tačiau jis mano, kad nebūtina griauti bokšto. Aivano Babelis yra visiški kliedesiai. Tai puiku, Aivanai, bet dėja skaitytojas šiandien jau visai kitoks. Niekas neskaitys jokių mitų, niekas to nesupras. Aivanai, verčiau sukurkime tobulos, ambicingos, pavydėtinos 2 žmonių šeimos Babelį ir po to drauge jį negailestingai sugriaukime. Tai bus kur kas didesnis griuvimas. Esi puikus rašytojas, aš žinau, tau pavyks. Aš puikus rašytojas ir man tai pavyks. Gal Aivanas ir ne puikus rašytojas, tačiau jis 2 savaitėm užsirakina savo kambaryje ir įnirtingai perrašinėja Babelį. Aivanui tai pavyks. Danielio gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. Labas rytas, Aivanai. Sviestinio kruasano. Noriu tave supažindinti su savo dukra. Labas rytas, Aivanai. Mano vardas Megė. Esu sužavėta jūsų pirmojo romano rankraščio. Megė yra žurnalistikos studentė, ji yra daug žadanti publicistė. Ir sakau tai ne todėl, kad esu jos tėvas. Megė padės tau atrasti ir stebėti idealias šeimas, reikalingas tavo Babeliui, kad jis taptų tikroviškesnis ir įtikinamesnis. Nebejok ją, ji turi daug patirties, nepaisant to, kad jai vos 19.
Labai malonu, Mege. Dabar jūdu kartu praleisite nemažai laiko, tad siūlau jums kartu papusryčiauti ir geriau vienas kitą pažinti. Girdėjau čia šalia, už kelių kvartalų, atidaryta nauja Nero kafe. Puikiai atmosfera, groja kokybiška populiari muzika, dirba smagiausios ir žavingiausios baristos, kuris mielai jums paruoš klasikinę arba rūšinių pupelių latę, kurią nusipirkę jūs 10 centų paremsite nykstančią Antarktidos pingvinų rūšį. Nero kafe. Geriausias įmanomas variantas. Nėra kafe. Tai, ko reikia. Suvibruoja nedarbinis Danielio telefonas. Tai trumpoji SMS žinutė. Danieli, esu tau nepaprastai dėkinga. Tai, ką darai, yra stebuklas. Aivanas toks užsidegęs. Tikriausiai atsimeni, kad visada buvau ir tebesu žiauriai pavydi. Tad man nedarosi sunkoka matyti jį atsiduodant kūrybai su tavimi, o ne man. Juokauju, žinoma, ačiū tau, Rebeka. Danielis kažką rašo Rebekai. Tada sustoja, susimasto ir vieno mygtuko paspaudimu ir išlaikymu viską ištrina. Po to jis vėl pradeda kažką rašyti. Tik dabar jis rašo jau nebe Rebekai. Mege, planai keičiasi. Pirmoji stebėjimo šeima yra Rauzinu. Aivanui nereikia to žinoti. Susipažinkite ir su tais tavo Mitrovičiais, bet jo mintis turi būti nukreiptos į pagrindinę porą. Į Aivaną ir Rebeką Rauzinus. Skaito tėvo SMS Megė. Nieko jo neklausinėdama jis sausai ir lakoniškai atsako. Supratau. Ir pakėlusi akis į Aivaną, mielai ir naiviai jam nusišypso. O Danielis Rebekai nusinčia žinutėje Megės nuotrauką iš konkurso Miss Anglija su užrašu. Mano mergytė užaugo. Tikra dama, tiesa? Rebeka nesupranta, kam ir kodėl Danielis atsiuntė šią nuotrauką, bet atsako vienu žodeliu oho ir padedama smailą. Tai apie ką mes kalbėjome? Įžanga. Taip, ta įžanga su raudančiais drambliais. Ji tikrai geniali ir labai moteriška. Spėju, jums šią istoriją papasakojo jūsų žmona. Ji vardu Rebeka, bet ji neturi nieko bendro su drambliais. Apie juos aš išgirdau dar vaikystėje iš savo senelės. Rebeka. Labai gražus vardas, mielai su ja susipažinčiau. Aivanas, gurkšnodamas jau antrą Nero kafe latė kavos puodelį, pradeda savo laimingos istorijos pasakojimą apie nuostabiąją Rebeką. Apie jų susipažinimą kofevin, apie jo pageltusią užrašų knygelę apipiltą kava su liesu pienu, apie kitos dienos pasipiršimą. Užsidegęs Aivanas pasakoja Megei visą jo ir Rebekos istorijos pradžią. Ir sustabdo save tik tame istorijos taške, kuriame jis turėtų papasakoti apie tai, kaip Aivanas ir Rebeka sulig kiekvieną naktimi baigdavo kartu vis dažniau ir dažniau. Šito jis nepasakoja. Bet jis akivaizdžiai apie tai susimasto. O tai ir yra svarbiausia. Jis akivaizdžiai apie tai susimastė, skaitojo trumpąją SMS žinutę Danielis. Megė yra daug žadanti publicistė. Danielio gyvenimas vystos pagal jo idealų planą. Danieli, tai ir vėl aš. Norėjau tau dar kartą pasakyti ačiū, sako Rebeka, iškart po susirašinėjimo SMS paskambinusi Danieliui. Užmėgęs nuotrauką? Graži, tiesa. Mane visada žavėjo tau subtilus sarkazmas ir humoro jausmas, Danieli. Taip, jie tikrai pritrenkianti. Bet šiaip ar taip aš norėjau įsitikinti, kad aš nepasakysiu jam, jog Rebeka Rauzin kadaise buvo mano moteris. Ir kad aš Aivanui padedu tik todėl, kad toji mano buvusi moteris netikėtai įsiveržė į mano kabinetą su prašymu padėti jos mylimam genijui. Turbūt praėjo per daug laiko ir tu pamiršai, kad aš visada buvau žodžio žmogus. Aivanas iš manęs niekada nieko nesužinos. Ne, Danieli, aš tik norėjau įsitikinti, kad Aivanui gerai sekasi ir kad jo darbas bus tikrai naudingas tavo leidyklai. Nors iš tiesų Rebeka norėjo būtent to, kad Danielis patvirtintų, jog jis neišduos jos paslapties.
o tiksliau jos paslapčių. Kaip gerai, kad Rebeka yra gera aktorė ir Danielis to nesuprato. Rebeka yra netokia jau ir gera aktorė, nes Danielis suprato viską. Bet štai jis yra per daug geras aktorius, kad tai parodytų. Jiems seksis gerai tiek, kiek jis klausys manęs, Rebeka. Tad aš tikiuosi, tu būsi protinga mergytė ir mums netrukdysi. Gerai, Danielį, aš padarysiu viską, ko tik tai prireiks. Seniai to taip besakiau, bet tu tikrai esi nuostabus vyras. Aivanai, senai tai kam nors besakiau, bet jūs esate tikrai nuostabus rašytojas. Paklausyk manęs, Rebeka, tu turėsi tik tai vieną užduotį – tylėti ir nesikišti į Aivano kūrybos reikalus. O tada jau aš padarysiu viską, kad jo babelis taptų tikra bomba. Paklausyk manęs, Megė. Ačiū tau už šią popietę. Matau, tu stipriai man padėsi. Beje, esu gerokai jaunesnis nei tau atrodau, todėl gali drąsiai mane kreiptis tu. Taigi tu turėsi daug užduočių ir tikiu, kad tau padedant mano babelis taps tikra bomba. Vivian ir Ištvanas, jų susipažinimas įvyko kaip kokiame genialiame, prancūziškame, romantinėme kine. Išpilta kava sulieja su pienu. Aivanai, kas tai? Spėju, Rebeka, tu nemanai, kad ši istorija panašiai į prancūzišką kiną. Aivanai, aš nemanau, kad ši istorija Vivian ir Ištvano. Aivanai, juk tai mūsų istorija. Norėjo pasakyti Rebeka, bet laiku prisiminė savo pažadą duotą Danieliui, mainais už jo pagalbą. Ji niekada nesikiš į Aivano babelio kūrimą. Tad jai beliko pasakyti, taip, Aivanai, man užkliuvo šių veikėjų vardai. Aš taip ir sakiau, Megiai. Matai, iš tiesų mūsų stebima pora yra kroatai Mitrovičiai, bet mes nenorėjome palikti jų tikrų vardų, todėl Megė pasiūlė vartoti niekam neįdomius ir nekliuvančius vengriškus vardus. Aivanai, tu šį vardą šiandien pasakėjai bent 15 kartų. Na taip, Ištvanas mano pagrindinis herojus, Rebeka. Aš apie Megę, Aivanai. Ar tu tik nepavydi mano kolegiai, Rebeka? Aivanai, gal tu to ir nežinai, bet tikrai neseklas, tad net ir nebūdamas grožio bei stiliaus ekspertų gali aiškiai pamatyti. Ji yra praėjusių metų Miss Anglija. Būk atsargus, Aivanai. Vicemis, pataiso Aivanas. Taip, nors jis ir mielas vyrukas, jis ko gero nėra pats atsargiausias vyras pasaulyje. Aivanai, pasako Rebeka ir klausimai įsižiūri jo labai gyvas, bet jos nematančias akis. O tada nusisuka, nueina į vonę, užrakina duris, paleidžia garsiai vandenį ir apsižliumbia, kaip kokia maža, sužeista mergytė. Nejaugi apsiverkia. Taip, apsiverkia. Tikrai? Tikrai. Keista, nes Aivanas to nepastebi. Ne, nekeista. Aivanas tikrai to nepastebi. Ir ne tik dėl vonioje garsiai bėgančio vandens. Aivanas mielas vyrukas. Bet jis nėra nei pastabiausias, nei atsargiausias vyras pasaulyje. Išsimaudžiusi duše ir savo ašarose, Rebeka juose skandina ir savo pagalvę. Ji netenka jėgų ir štai ji jau miega. O Aivanas rašo. Jis mato savo vaizduotėje Rebeką, kuri išpylė kavą ant jo pageltusios užrašų knygelės. Jis mato tą tobulą moterį, kuri pradėjo naują jo gyvenimo etapą. OK Computer ir vėl sukasi jo patefone. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape. Rebekai darosi vis ramiau. Ji supranta, kad ji miega, ji dar nori kažką pasakyti Aivanui, bet ji niekaip negali pabusti. Ji niekada negali pabusti arba pabėgti iš savo sapnų, o ypač,
kai ją ir vėl sapne aplanko tas mažas, animuotas berniukas, violetinė kepurė ir žaliu megztuku. Ir štai, Tik šį kartą berniukas ne vienas. Jį kaip kokios nimfos supa daug gražių mergaičių. Daug labai gražių mergaičių. Rebeka suvokia, kad visos jos yra Miss Anglija dalyvės. Ir staiga jie išgirsta jų skardų ir infantilų juoką bei unisono dainuojamus žodžius. And you can laugh, a spineless laugh. We hope your rules and wisdom choke. Now we are one in everlasting peace. We hope that you choke, that you choke. Aivanas, skęsdamas šypsenoje, aprašo, kaip stipriai jam patiko jos grakščios plaštakos, ilgi rankų pirštai ir tas mažas simpatiškas randas ant kairio jos dilbio. Kaip jis pastebėjo tą mažytę stebuklingą tatuiruotę už ausies, kai ji, atsiprašinėdama dėl išpiltos kavos, pasilenkė prie sutrikusio Aivano. Ir čia jis jos giliose žydrose akyse pamatė savo paties atvaizdą. Tokį gražų, kokį jis savęs nėra matęs jokiame veidrodyje. Tokį vyrišką, kad jis privertė Aivaną patikėti, kad jeigu jos akimis jis gali matyti save tokį stiprų, valingą, drąsų ir pasitikinti savimi, jeigu ši nepažįstamoji mato jį šitaip, tai velniop visas tas didžiakės blondines ir tuzinų stiklų viskio, velniop viską, nes ši vyšnių žiedlapių, vaikiško muilo ir sandalmedžio aromatą skleidžianti moteris iš kitos planetos yra verta kur kas daugiau už visą jo kūrybą, už visą pasaulį, už visą planetą. Iš kur tu? Tuomet paklausė Aivanas. Juk tikrai jau ne iš mūsų planetos. Ne, ji buvo iš kitos, tikrai ne iš mūsų planetos. Baigė rašyti Aivanas, užverčia laptopą ir nueina į lovą pas tą vyšnių žiedlapių moterį. Ji miega neramiai kvėpuodama ir kažką neaiškaus murmėdama anglų kalba. Aivanas nepratęs gulti ne kartu su Rebeka, todėl jis nutarė tai kompensuoti bendru, ankstesniu ir ilgesniu rytu. Mes kartu pasportuosime, po to kartu nueisime į dušą ir po viso ko gero vėl pabaigsime kartu. Nors jis sutiktų ir praleisti tą pasportavimo dalį ir iškart pereiti prie dušo. Aivanas apkabina Rebeką ir prieš užmigdamas sušnabžda jai į ausį. Mūsų laukia rytas, vyšnių žiedlapių moterė iš kitos planetos. Rebeka šiaip netaip ištrūksta iš vis siaurėjančio aplinke Miss Anglija mergaičių rato, kartu su berniuku violetinė kepurė ir stipriai prisispaudžia prie Aivano. Ji taip norėtų jam viską papasakoti, bet ji negali. Taip jis susitarė su Danieliu, taip reikia ir pačiam Aivanui. Ji žino, ji turi tylėti, nes tai bus geriau ir Babeliui, ir Aivanui, ir jai pačiai. Ir su viltimi apie naują rytą, Rebeka užmiega vėl. That you choke. Rebeka sulaukė savojo ryto. Labas rytas, mano rašytojo, sušnabžda ji ir prasega naktinukus. Aivanas šypsosi, bet dar neįstengia prasimerkti. Suskamba Aivano telefonas. Aivanas tingiai nuo jo nusisuka, todėl telefoną paima ir atsiliepia Rebeka. Labas rytas, mielas rašytojau. Pasigirsta telefone ir Aivanas kaip mat pabunda. Labas rytas, mielas rašytojau. Kaip išsimiegojai? Aivanai, aš susitariau su viena labai įdomia mums tinkančia vokiečių pora. Turime būti pas jos po valandos. Ir jei nesunku, atrakink man duris. Aš po tavo langais, toj pakilsiu liftu, atnešiau kavos ir kroisanų. Rebeka paduoda telefoną mielam rašytojui
Ir užsisekdama naktinius išeina į virtuvę. Rebeka, gal mes galėtume? Viskas gerai, Aivanai. Viskas gerai. Ir Rebeka užsimetusi ilgą striukę su kapišonu, bei apsiavusi aukštus guminius batus, išeina iš namų nusipirkti cigarečių. Po 5 minučių ji jau stovi prie Temzės ir drebėdama rūko cigaretę. Rūko pirmą kartą po 6 metų pertraukos. O Aivanas pusryčiauja su Mege ir tyli. Aivanai, ar tau viskas gerai? Aivanai. Ei, Aivanai. Einam, Mege, pabaigsim pusryčiauti pakeliui, turime nedaug laiko. Danieli, esu tau nepaprastai dėkinga. Tai, ką darai, yra stebuklas. Aivanas toks užsidegęs. Tai kodėl dabar pas save matau tokį rūgštų, niekada nesibeldžiančios moters veidą? Ar Aivanas jau nebedega? Jis dega, tai ir yra problema. Na kągi, sveikinu. Ir turiu pastebėti, kad jūsų veido išraiška ir vėl atsiradęs cigarečių kvapas išduoda, kad esate pernelyg nenuspėjama ir nepastovi, siekdama savo norų. Liaukis, Danieli. Juk žinai, kad iš tiesų nekenčiu to tavo sarkazmo. Aivanas jau 3 savaitės dega ne manimi, o Babeliu tavimi, o dabar dar ir ta Miss Anglija. Ramiai, Rebeka. Mege Dawson buvo vice Miss Anglija. Ir ji yra mano dukra. Taip, aš žinau, jie yra puikiai publicistė, ji padeda Aivanui rašyti romaną. Bet? Nėra jokių bet, Rebeka. Aš dedu visas pastangas, kad padaryčiau tai, ko manęs paprašai tu. Ir Mege taip pat padeda padaryti tai, ko manęs paprašai tu. Bet Aivanas tolsta. Mes jau 3 savaitės negeriame kartu rytinės kavos. Mes jau 3 savaitės neiname į kiną. Mes jau 3 savaitės nedarome bendrų įrašų mūsų paskyroje. Mes jau 3 savaitės einame miegoti atskirai. Mes jau 3 savaitės. Nebaigėte kartu? Ką? Na žinoma, jaunas rašytojas taip atsidavė romanui. Palauk, ką man tai primena? Ar tik ne Rebeka, tik tuomet dar ne Rosen? Ta pačia Rebeka, kuri atitolo ir pabėgo nuo manęs. Beje, taip ir neįgyvendinusi vienos savo praloštos man užduotėlės. Danieli? Taip, mieloji, įdėmiai tavęs klausau. O beje, ir tau po 3 savaičių sausros reikėtų... Tu gyvulys, Danieli. Aš niekada su tavim nesugulsiu, kad ir ką tau tada pralošiau. Gal ir gerai, Rebeka, gal ir gerai. Nes va tada tai būtų tikrai gyvuliška. Labai jau keistas susilietimas. Įsivaizduok, tėvas miega su moterimi, o jo dukra su tos moters vyru. Vyras miega su jauna mergina, o jo žmona su jos tėvu. Rebeka visiškai sustingsta. Jie purto. Ji negali ištarti nė žodžio. Ji net nepajėgia skelti antausio. Ji tyli. Tyli. Rebeka nieko nemato. Rebeka nieko negirdi. Rebeka nieko nebejaučia. Rebekos nebėra. Tos pačios dienos vakarą Aivanas švęsdamas su Mege sėkmingą susitikimą su vokiečių pora bei jų istorijos užrašymą ir interpretuotą panaudojimą savo romano juodraštyje, jungia krauti savo seniai išsikrovusi telefoną ir randa jame 8 praleistus Rebekos skambučius ir 12 SMS žinučių. Visose žinutėse tas pats tekstas: Aivanai, man reikia tavęs. Aivanas jas skaito viena po kitos: Aivanai, man reikia tavęs. Aivanai, man reikia tavęs. Aivanai, man reikia tavęs. Aivanai. Aivanas padeda telefoną ir pabaigia gerti savo viskį. Kas tau? Tu ir vėl toks pats kaip ryte, Aivanai. Ar girdi? Aivanai. Aivanas viską girdi, bet jis nieko nesakydamas atsistoja, atsisveikindamas pabučiuoja Megę į skruostą ir išeina iš baro. Po kelių minučių Megė gauna jo SMS. Ačiū, Megė. Ji ima jo paliktą laptopą su naujausiu romano tekstu, uždaro jį, glaudžia prie savęs ir šnabžda.
Man tai pasisekė, kad sutikau tave, rašytojau. Po kelių minučių Danielis gauna jos SMS. Ačiū, tėti. Tu jo netenki, Rebeka. Pripažink tai. Visą vakarą vis garsiau skamba Rebekos galvoje ir ji nutarė šį kyrų balsą užgožti tą pačią vinilinę plokštelę, kuri jau keletą mėnesių nėra keičiama Rosenų patefone. Ok, pasako Rebeka, ok, computer. Ir čia viską nutraukė būtų duris rakinantis namo grįžęs Aivanas. Aivanas grįžta kur kas vėliau, ne bet kurį prieš tai buvusi Babelių kūrimo vakarą, bet Rebeka dar nemiega. Velnias, muzika. Vadinasi, Rebeka dar nemiega. O aš ko gero atsiduodu viskiu, bet gal jį nepastebės, pagalvoja Aivanas. Aivanai, tu atsiduodi viskiu, pasako Rebeka ir įsižiūri į jo akis. Ji tokia trapi, galvoja Aivanas. Štai jis stovi basomis plonomis kojomis ant šalto parketo, vilki tuos jai akivaizdžiai per plačius naktinius baltinius ir žiūri mane tokiomis liūdnomis akimis. Rebeka yra per daug trapi. Pirmą kartą gyvenimą matyti Aivaną, visą dieną jai nepasiekiamą, grįžtant į namo vidury nakties, girtą, svirduliuojantį, mėginantį teisintis. Rebeka, aš taip pas tave skubėjau. Tai puiku, Aivanai, dar net neišaušo rytas. Rebeka, aš... Taip, tu dirbai su Mege, aš žinau. Ir Rebeka lėtais žingsniais nueina į lovą. Ji aiškiai mato, kad Aivanas grįžo be savo darbinio laptopo. Ji tiksliai žino, kad vakarais praleido su Mege. Ji su baime ir ją graužiančiu sielvartu pripažįsta savo, kad ko gero grįžta senasis Aivanas, patrakęs rašytojas, impozantiškai gerintis viskį, pilantis ugningas kalbas didžiakiams moterims ir po to visą naktį tas didžiakės moteris. Grįžta mano mylimas senasis Aivanas. Grįžta mano mielas, patrakęs rašytojas, impozantiškai gerintis viskį, pilantis ugningas kalbas didžiakiams moterims, o vėliau visą naktį tas didžiakės moteris dulkinantis. Pasigirsta Aivano galvoje, jam gerai pažįstama balso šnypštimas. Aivanas krinta į minkštą fotelį, pasirengęs pasikalbėti su tuo balsu. Užsimerkia ir vėl išgirsta. Tu šūdas, Aivanai. Tu vis tiek esi tikriausias šūdas. Nepaisant visų baimelių, tu vis tiek esi vienas didelis šūdo gabalas. Aivanas neatsimerkdamas randa savo migdomosius ir nujausdamas, kad jau tuoj nugalės tą šnypščiantį balsą, pasimėgaudamas išgeria iš karto 2 tabletes. Išgirsta dar sykį, kad jis yra šūdas, nervingai išlupa ir išgeria 3 tabletę. Išgerti stiprūs vaistai susimaišo Aivano kraujyje su dideliu kiekiu išgerto viskio ir Aivanui pasidaro visai painu. Aivanas nebesupranta, kur yra jis, o kur tas įkyrus balsas. Kur yra Rebeka, o kur vyšnių žiedlapių moteris iš kitos planetos. Kur yra Babelis, o kur didelis šūdo gabalas. Viskas susilieja į vieną. Viskas susilieja į vieną. Ir štai jau Aivanas su visais savo kuriamais pasauliais ir su savo Babeliu yra nuleidžiamas tiesiai į kanalizaciją. Rebeka visą naktį pykina ir štai paryčiais jau vemia tualete ir nuleidusi vandenį pasiunčia savo skrandžio turinį į kanalizaciją. Aš esu šūdas nuleistas į kanalizaciją. Itin neraiškiai išlemena nuleidžiamo vandens garso pažadintas Aivanas. Rebeka, ar kada nors žinojai, kad aš esu šūdas? Aivanai, geriau jau eik miegoti.
Aš nesu pasirengusi tau poviskinėms kalboms. Man tikrai labai bloga. Tau bloga, nes aš šūdas. Ne. Rebekai bloga, nes pas ją beldžiasi berniukas violetinė kepurė, nes jai stipriai skauda pilvo apačią, nes ją pykina, nes ji vėl miega viena ir negali viso to papasakoti savo vyrui Aivanui. Aš nešūdas, Rebeka, vos ištarė vėl užmigdamas Aivanas. Aš tau įrodysiu, kad aš nešūdas. Aš visiems įrodysiu, kad aš galiu ne tik pastatyti tą nuostabaus grožio bokštą, bet ir negailestingai sugriauti jį. Ir Aivanas, grimzdamas į medikamentinius sapnus, pradeda vis didėjančių greičių lėkti vingiuotais kanalizacijos vamzdžiais kažkur giliai žemyn. Aivanui lekiant kanalizacijos vamzdžių labirintais, Babelį ir jo herojus ima kaip reikiant purtyti. Naujas Ištvano ir Vivian gyvenimus sudrebinantis skyrius atsiduria Danielio, Megės ir Rebekos rankose. Na, genijau Rauzinai, pažiūrėsim, ką čia būsi prirašęs. Bet pasirodo, viskas nebuvo taip gražu ir paprasta, kaip atrodė Ištvano ir Vivian bokšto statybos pradžioje. Taip, jie buvo užsidegę pasiekti dangų, taip, jie tai norėjo padaryti kartu, taip, jie turėjo tą vieną bendrą tikslą, bet netrukus paaiškėjo, kad kelią to tikslo link jie matė ne visai vienodai. Aš įrodysiu, kad aš nešūdas. Tai bus skambiausia griūtis visatoje. Ištvanas ir Vivian iki bokšto statybų pradžios nugyveno ilgus, nevienodus gyvenimus. Jie lankė skirtingas mokyklas, turėjo skirtingą kitų bokštelių ir pilių statybos patirtį su kitais partneriais. Ištvanas buvo kūrybiškas ir lengvas, ambicingas ir liberalus. Jis buvo tikras mūsų laikų herojus. Aš įrodysiu, kad aš nešūdas. Tam neprilygs net rugsėjo 11. O Vivian, kad ir kaip neįtikėtinai taip skamba, nors užaugo ir gyveno didžiausiame bei šiuolaikiškiausiame šiame mieste, ji kažkokiu nepaaiškinamu būdu sugebėjo subręsti itin konservatyvi. Aš įrodysiu, kad aš nešūdas. Kartais Ištvana aplankydavo keista mintis, kad jis suliejo savo gyvenimą su vyšnių žiedlapių aromato moterimi, užstrigusią praėjusiame amžiuje. Vivian buvo griežta katalikė ir Ištvanas negalėjo. Tai vis dėlto jis rašo ne apie mus. Ir nors Rebeka prisimena, kaip Aivanas jaukais ją vadino sena davatkėlė, bet juk tai buvo tik lengvas šaipymasis. Ji tikrai nėra konservatyvi, religinga katalikė. Aivanas tikrai nelaiko manęs konservatyvę. Na tik jau ne po to, ką madu išdarinėjome vos su juo susipažinę. Keista, galvodavo vakarai savo verandoje viskį geriantis Ištvanas. Ir kaip aš anksčiau to nepastebėjau, kur buvo tas jos griežtas, konservatyvus religingumas, kai mes su jie išdarinėjome tokius dalykus vos susipažinę. Ne, vis dėlto jis rašo ne apie mus. Su palengvėjimu atsidūsta Rebeka. Atrodo, Aivanas vis dėlto rašo apie juos. Susimąščiusi atsidūsta Megė. Taip, Aivanas tikrai rašo apie juos. Su pasimėgavimu atsidūsta Danielis. Megė yra daug žadanti publicistė. Aš įrodysiu, kad aš nešūdas. Jie dar nebus matę tokio galingo griuvimo. Aš įrodysiu, kad aš nešūdas. Megė, tu tikrai esi daug žadanti publicistė. Perskaičiau paskutinį Aivano Babelio skyrių. Darote su juo didžiulį darbą? Panašu, kad artėja didelė griūtis. Esu labai laiminga, kad leidai man dirbti su Aivanu. Ko gero, jis yra genialiausias žmogus, kokį man tik teko pažinoti. Dabar jau iki Babelio griuvimo trūksta vos vienos nedidelės detalės. Manau, kad Aivanui Rauzinui trūksta jo žmonos palaikymo. Danielis žinoma Megei nepasako, kas toji Aivano Rauzino žmona. Tad ji net neįsivaizduoja, kad visa ši istorija prasidėjo nuo to momento,
kai būtent Rebeka Rosen, nepasibeldusi, atsirado Danielio kabinete su prašymu padėti savo mylimam genijui, už kurį jį galėtų paaukoti visą savo pasaulį. Nors, tiesą sakant, ši istorija prasidėjo dar seniau. Bet Megė apie tai be abejo nežino tuo labiau. Kartais man atrodo, kad ji trukdo jam ir jo kūrybai. Gal ji nenori, kad Aivanas kurtų. Megės galvoje, o gal ir lūpoje, suskamboja nuoširdžiai jaudinantis klausimas. Kas tu? Rebeka Rosen, mano genijaus žmona. Tavo genijaus. Išgirsta klausimą Danielis savo dukros galvoje arba lūpose. Ir čia pat jis atranda tą dėlionės detalę, kurios jo manimu kaip tik ir trūksta griuvimui. Taip, genijui reikia jos. Ištvanui reikia meilužės. Ką? Ne, nieko, Megė. O žinai, tau ko gero dėrėtų pačiai susipažinti su Aivanu Rebeka. Jei jau manai, kad ji tokia reikšminga jo kūryba ir aš galėčiau padėti tai padaryti. Ir dar aplankykite su Aivanu Loganu šeimą. Loganu? Bet ar jie neišsis... Taip. Ištvanui reikia meilužės. Megė yra daug žadanti publicistė. Megė yra daug žadanti publicistė. Todėl jau kitą rytą Aivanas ir Megė susipažįsta su Loganais. Tiksliau su ponu Loganu, nes po jo romano su studente jiedu su ponia Logan jau pastaruosius 5 metų gyvena atskirai. Tad Megė ir Aivanas sutarė pas ją užsukti vakare. O Danielis skambina Rebekai, kad įsitikintų, jog ši nepridarys kvailysčių, kai pas juos vakarieniauti ateis Megė. O Megė tikrai ateis. Jis jau susitarė su Aivanu, kad šis jas artimiausiomis dienomis būtinai supažindintų. Bet Rebeka neatsiliepia Danieliui, nes jie ir vėl labai bloga. Jie ir vėl pykina, jie ir vėl vemia. Rebeka neatsiliepia Danieliui, nes ji nusprendžia, kad jei jos gydytojas išrašyti raminamieji vaistai jai nepadeda, jai reikia pasinaudoti tuo, kas paauglystėje nenuvildo niekada. Ir štai Rebeka vėl prie Temzės. Jie apsidairo ir įsitikinusi, kad aplink ją nėra žmonių, prisidega džointą. Maloniai pakvimpa smilkstančiomis kanapėmis. Rebeka giliai įtraukia dūmą ir keletą sekundžių sustingsta nekvėpuodama ir neatsimerkdama. Dar 1, 2, 3 dūmai ir Rebekos galvoje pradeda svaigti. Jos burnoje viskas išdžiūsta. Ji pajunta itin ryškiai, kaip jo šaltas metalinis striukės užtrauktukas glosto, o kartu ir šaldydamas gaivina jos smakrą ir visą jos veidą. Rebeka stovi įsimerkusi ir ignoruodama savo skambantį telefoną, mėgaujasi maloniu rudeniniu vėju. Kai telefonas ištyla, ji kiša į ausinukus, paleidžia No Surprises, atsisėda ant žemės, atsiremdama į turėklus skiriančius ją nuo upės ir skęsdama maloniame svaigulyje pasineria į pačią No Surprises esmę. Rebeka girdi kiekvieną muzikos instrumentą grojantį itin ryškiai savo atskirą, tobulą partiją. Ji kaip kokia dirigentė gali pati tuos instrumentus atskirti ir po to vėl juos sujungti į bendrą harmoningą skambesį. Pamažu Rebeka tampa maža, smalsia ir žiopla mergytė ir įkeliauja po didžiulį muzikinį cechą. Įkeliauja tarp Radiohead instrumentų, matydama, kaip lengvai jais groja savo muzikoje ištirpę Yorkas, Brianas, Selly, broliai Greenwoodai. Rebeka keliauja ir tarp No Surprise žodžių, raidžių ir tie žodžiai jai atrodo tokie aiškus ir magiškai galingi. This is my final fit, my final bellyache. Rebekai kur kas mažiau skauda pilvo apačią ir Rebekos jau visai nebepykina. With no alarms and no surprises,
No alarms and no surprises. No alarms and no surprises, please. Rebeka jau visai ramu ir gera. Rebekai ramu ir ji yra beveik tikra, kad jaučia, kaip kažkas mažas, labai mažas, stovi ją už nugaros ir šiltai kvėpuoja jai pakaušį, kaip ji švelniai savo rankelėmis apkabina ją per kaklą. Rebeka yra visiškai tikra, kad ji yra ne viena, ji jaučia, kad su ja yra dar kažkas. Neatsisukdama Rebeka pamato, kad tai yra berniukas, violetinė kepurė ir žaliu megztuku. Šį kartą jo neįsigąsta. Berniukas violetinė kepurė meiliai šypsosi Rebekai ir ištaria 2 paprastus žodžius, kurie staigiai pažadina Rebeką. Labas, mamyte. Labas, tėti. Ar tu tikrai neatvyksi? Prašau, duok man pasikalbėti su Aivanu. Aivanai, dėja niekaip nesugebėsiu ištrūkti. Gerai, praleiskite laiką. Ir beje, ryte lauksiu naujausio Babelio skyriaus. Juk ne veltui su Mege pusę dienos draskėte Loganui širdį, klausinėdami jo asmeniškiausių dalykų iš jo nelinksmos istorijos. Tavo tėvas tikrai neatvyks. Jis yra beviltiškas darboholikas. Net ir mane dabar privertė mąstyti apie Babelį, o ne apie mūsų laukiantį užkeptą viščiuką. Taip, jis pamišęs dėl savo darbo. Rebeka, aš atnešiau ypatingo vyno atvežtą iš Santorinio. Aivanai, gal tu atkimš butelį ir pamąstyk apie Babelį garsiai. Esu įsitikinus, kad mes su Rebeka tau galime būti naudingos patarėjos. Tiesa, Rebeka? Rebeka, stebėdama Megę, negali savęs priversti nesižavėti ją. Rebeka keri Megės jaunystė ir nerūpestingumas, jos lengvumas ir naivumas. Rebeka žavi Megės rafinuotos manieros, jos jaunatviškas, netgi mergaitiškas balso tonas. Ir šią akimirką Rebeka užsimiršta. Pirmą kartą Rebeka mato prieš save ne berniuką violetinę kepurę. Pirmą kartą Rebeka žino, kad ji laukiasi. Aivanas ir Rebeka pradėjo naują gyvybę, kai paskutinį kartą baigė kartu. Aivanas pradėjo naują gyvybę su Rebeka, bet jis to dar nežino. Nes Rebeka pastaruoju metu nesikalba su Aivanu. Nes Aivanui pastaruoju metu rūpi ne Rebeka. Nes Rebeka negali suprasti. Nes Aivanas nenori pajausti. Nes Rebeka ir Aivanas nesikalba. Nes Aivanas ir Rebeka nesikalba. Ačiū, Aivanai. Na, Rebeka, už mūsų susipažinimą, už tolesnę draugystę ir už žmogų, kurio dėka mudvi susipažinome, už visus mus ir už mūsų laukiamą Babelį. Rebeka pakelia taurę. Megės tosto pabaigoje atsako už mus ir už Babelį ir pastato taurę atgal ant stalo. Ne, Rebeka, aš viską mačiau. Tu net neprisilietei prie vyno. Taip nesažiningai ir negražu, nes tu taip mūsų Aivanu nugirdysi vakarui net neįpusėjus. Ima kvatoti Megę, kol Aivanas pasiėmęs laptopą ieško paskutinio failo. Gerai, aš perskaitysiu jums naują Babelio skyrių. Bet geriau jis nebūtų to daręs. Pasirodo, jaunas ir laisvas Ištvanas turi santykių su kita moterimi. Babelio herojus miega su jauna, gražia mergina. O kas jei Vivian ir Ištvano istorija vis dėlto yra mūsų istorija? Babelio pamatuose atsiranda rimtų įskilimų. Kas jei laisvas Ištvanas, tai Aivanas, o konservatyvi religinga Vivian esu aš. Kas jei tai Aivanas turi santykių su jauna gražia mergina,
kas jei ta mergina yra. Rebekai vėl darosi silpna. Jai labai skauda pilvo apačią, jie pykina, pas ją beldžiasi berniukas violetinė kepurė, nors ir stengiasi visą tai nuslėpti nuo Aivano ir Megės. Bet Megė yra daug žadanti publicistė. Todėl jis sugeba sudėti visus jai jau žinomus faktus ir netikėtai viską supranta. Jos genialus rašytojas Aivanas Rauzinas netrukus bus ne tik vyras, bet ir tėvas. Ir Megei tai nepatinka. Ir Danieliui tai nepatinka. Nors kita vertus dabar jo gyvenimas galėtų įgauti dar idealesnį planą. Nes jeigu Babelėje atsirastų finalinis Ištvano monologas, kuriame jis: Labas Aivanai, kaip praėjo vakarienė? Prašau, užsuk kuo greičiau pas mane. Papusryčiausim, pasikalbėsim apie Babelio finalą. Gal turėsiu tau ką pasiūlyti? Ir Aivanas užeina. Ir Danielis pasiūlo. Ir Aivanas rašo romano finalą. Ir jis įrodo, kad jis ne šūdas. Jis visiems įrodo, kad jis gali ne tik pastatyti tą nuostabaus grožio bokštą, bet ir negailestingai sugriauti jį. Kodėl tu šypsaisi? Todėl, kad Rebeka Rauzin pirmą sykį užsuko pas mane pasibeldus ir dar tada, kai aš jos laukiau. Apie ką tu norėjai pasikalbėti, Danielė? Mes pabaigėm, Rebeka. Štai pirmoji išspausdinta romano kopija, jį tavo. Tu padarei labai daug, tad nusipelnai ją gauti pirmą. Greitai visą tai atiduosiu leidyklai ir prasidės spausdinimo darbai. O Aivanas Rauzinas tuoj taps žinomu rašytoju. Rebeka verkdama paima nuo Danielio stalo Babelį. Negi tai viskas. Negi Aivanas vėl bus su manimi. Negi man nebereikės jam meluoti ir turėti nuo jų paslapčių. Negi mes tapsime laimingais to mažo berniuko tėvais. Ką tu pasakei, Rebeka? Rebeka, aš tau dabar nepatarčiau pastoti nuo Aivano. Jam dabar šio dalyko reikia mažiausiai. O ir tau pačiai tektų slėpti nuo jo šią istoriją visą savo gyvenimą. Ar tu viską supratai? Bet aš jau, Danielį, mes su Aivanu turėsime vaiką. Ak šit kaip. Na kągi, sveikinu. Bet dabar Aivanas neturėtų to sužinoti. Bet kodėl? Babelis juk jau parašytas. Rebeka, Aivano laukia stiprus krūvis. Jis tuoj taps visos Britanijos žvaigžde. O ir paskaityk romaną. Manau, pati viską suprasi. Rebeka visiškai nieko nesuprasdama išeina iš Danielio Dosono kabineto su Babeliu savo rankose. Danielis pirmą sykį išlydė jo norams paklususią moterį, be jausmo, kad jo gyvenimas vystosi pagal jo idealų planą. O gal jokio idealaus gyvenimo plano išvis nėra. Rebeka ateina į Hyde Parką, randa laisvą suolą ir pradeda skaityti. Didžiuodamasis savo vyru, jis skaito vieną Babelio skyrių po kito. Ji nepastebi, kai parke praleidžia 4 valandas, kaip nusileidžia saulė, įsižiebia parko žibintai. Ir štai paskutiniai romano puslapiai. Rebeka skaito Ištvano įžūlę odę laisvei, nepriklausomybei, nevaržomai kūrybai. Rebeka skaito Ištvano pareiškimą niekada neprisirišti prie žemės, kūno, pinigų. Galiausiai Rebeka skaito Ištvano paskutinį pareiškimą jo žmonai Vivian. Niekas neriboja ir nekausto žmogaus taip, kaip jo paties vaikas, dėl kurio jam tenka kalti prie kryžiaus savo laisvą, tikrą, melu ir vaidmainystę nesuteptą gyvenimą. Vaikas yra 2 suaugusių egoizmo vaisius. Jie sukrauna į vargšą viską, apie ką svajojo, bet ko nepasiekė patys ir reikalauja, kad tas vaikas išpildytų tai už juos. Ne, Vivian, man viso to nereikia. Vivian, tai ne man. Ir
po to dar keli puslapiai teksto, kurio Rebeka jau neperskaito, nes taiga ji pajunta, kad parke praleido 4 valandas, kad nusileido saulė, įsižiebė parko žibintai, staiga ji pajunta ją lėkti maldaujantį, verkiantį berniuką violetinį kepurę ar žaliu megztuku ir ji numeta Babelį, staigiai nusisuka ir pradeda bėgti. Rebeka bėga nesustodama, Rebeka bėga lygiai taip pat kaip ir tą kartą savo sapne, kuriame pirmą kartą išvydo berniuką violetinį kepurę. Rebeka bėga tol, kol pamato prieš save gražų, baltą, aukštą pastatą. Ji žiūri jį negalėdama patikėti, kad jie atsidūrė būtent čia. Nenuleisdama akių nuo balto pastato, Rebeka išsitraukia savo mobilųjį telefoną ir skambina Aivonai. Rebeka laukia atsakymo. Rebekai niekas neatsako. O gal jokio idealaus gyvenimo plano iš vis nėra? Vis klausia savęs Danielis. Jis palieka visus savo darbus ir po ilgos pertraukos keliauja ten, kur nors ir nesitikė išgirsti atsakymo, bet bent jau gali visiškai atvirai ir garsiai papasakoti apie savo idealų gyvenimo planą, apie jo vystymosi sėkmes ir nesėkmes. Labas, mama. Priešais jį, privačios ligoninės palatos lovoje, guli senyva moteris. Prie jos kūno prijungta daug įvairių laidų, palaikančių jos gyvybę šiame pasaulyje. Danielio motina jau 7 mėnesius guli ištikta komos. Ji prijungta prie naujausios aparatūros, neišleidžiančios jos iš šio pasaulio. Danielis prisėda šalia, paprašo sanitarės atnešti arbatos, žiūri į motinos veidą ir nežino, kaip jam reikėtų pradėti kalbėti. Gal reikėtų atsiprašyti jos, kad jie apleido, o gal padėkoti jai. Bet Danielis nemėgsta visų tų banalių kalbų. O ir motina yra tokios būsenos, kad vis tiek jam nieko negalėtų pasakyti. O jam toks kalbėjimas per daug sunkus uždavinys. Tad jis paprastai tiesiog pajokauja, pasiūlydamas jai sviestinio kruasano ar savo atsineštos kavos. Ir tada pamažu jis pradeda rimti ir kalbėti apie tai, kas jį jaudina iš tikrųjų. Taip, kad mama, nesu pats doriausias vyras pasaulyje. Apie mano giminės vyrus žmonės visada kalbėdavo priešingai. Jam nebyliai atsako motina, kurios jis žinoma negirdi. Turbūt manie nenugalimai reiškiasi tėvo genai. Danielis pasiima sanitarės atneštos arbatos ir žvilgsniu paprašo jos tučtuojau išeiti. Jam nejauku, kad jį mato, jog jis kalbasi su savo motina, kurio nei girdi, nei gali jam ką atsakyti. O žinai, mama, vis dėlto buvau teisus, kai sakiau tau, kad Rebeka dar pati pas mane sugrįš. Prieš mėnesį jį pasirodė mano kabinete su prašymu padėti. Klausyk, ma, o gal aš netoks ir blogas vyras? Kaip tu manai? Na, Danieli, nežinia, ar motina nori pagirti sūnų ar jį išbarti, bet ji nieko negali ištarti balsu, nes yra ištikta komos. Prie jos kol kas dar gyvo kūno prijungti 100 laidelių. Ir priešingai nei mano Danielis, Danielio motina nors ir nekalba, bet puikiai jį girdi. Juk aš sutikau jai padėti net neišgirdęs jos prašymų. Va taip ir pasakiau, gerai, aš padėsiu tau. Štai mano atsakymas, Rebeka Rosen. Gerai. Rebeka Rosen? Tiesa, ji dabar Rosen. Na ir dar tiesa vis dėlto ta, kad sutikau jai padėti ne todėl, kad linkėčiau jai ilgo ir laimingo gyvenimo su tojo Aivanu Rosenu. Iš tiesų tikriausiai norėjau užsitikrinti, kad ji pajaus tą vienatvės jausmą, kurį jaučiu aš, kai ji mane paliko prieš 12 metų. O ar tu kada nors sakėjai apie tai? Ji tikriausiai nieko net neįsivaizduoja apie tai. Praėjo per daug laiko. Jau seniai metas. Aš niekada jos nepaleisiu.
Aš priverčiau ją patikėti jos vyro abejingumu jai ir susižavėjimu Megę, tavo anūkę. Tu juk prisimeni, mama, kad tavo anūkė tapo vicemis Anglija. Aš viską prisimenu, Danielį. Aš viską suvokiu, viską prisimenu ir viską žinau. Aš tik negaliu kalbėti. Tyli. Na ir tylėk savo. Jau ir taip pakankamai prisikalbėjai per savo netrumpą gyvenimą. O dar Megė ne tik vicemis Anglija, ji dar ir daug žadanti publicistė. Kam tu pas mane atėjai, Danielį? Taigi, manau, man jau metas eiti iš čia. Bet staiga jis sustoja, atsisuka ją ir netikėtai ima garsiai, atvirai ir piktai pasakoti jai apie savo nesipildantį idealų gyvenimo planą. Danielio motina ilgai ir kantriai klauso sūnaus monologo. Ir jos akise susikaupė tikriausios ašaros. Ji negali kalbėti, bet ji gali girdėti, jausti ir verkti. Ir Danielio motina ima rėkti. Ji šaukia žodžius, kurių niekas negirdi, netgi šalia jos stovintis Danielis. Aš pavargau nuo viso to. Aš daugiau nebenoriu jokių aparatų, jokių vaistų sulaikančių mane šioje žemėje. Aš pavargau. Man reikia žmogaus, su kuriuo galėčiau kalbėtis garsiai. Man labai reikia, kad kas nors mane išgirstų ir išklausytų. Aš noriu, man to reikia. Noriu ištrūkti iš šios lovos, iš šios palatos, iš šio pasaulio, iš šio mane įkalinusio kūno. Aš čia įstrigau. Aš susipainioju tarp 100 laidų. Jau geriau man keliauti tiesiai į pragarą, nei kankintis čia. Ir čia Danielio motinai kyla pati baisiausia mintis. O kas jei tai ir yra mano pragaras? Kas jei aš jau dabar degu savo pragare? Juk tai negali būti tikras gyvenimas. Visų tai tikriausias pragaras. Ar tai tęsis amžinai? Kas jei tai ir yra mano pragaras? Klausia savęs ji. To paties savęs klausė ir motinos monologo iki galo nuskambėti neleidęs, iš ligoninės tvirtais žingsniais išskubėjęs Danielis, kuris jau nepakeliamai pavargo nuo savo idealaus gyvenimo plano, kurį jau pikina ir vimdo nuo tų visų jų planų, kuris sėkmingai vystosi, bet nepadaro jo laimingu. Kas jei visą tai ir yra mano pragaras? Kas jei mano sušiktas, idealus gyvenimo planas? Tai mano pragaras. Kas jei mano sėkmė? Tai mano pragaras. Žiurkių lenktynės, kuriuose aš kankinuosi, plėšaus, galiausiai visuomet laimiu, bet taip ir nepatiriu džiaugsmo. O po to vėl susikuriu naujų idealių planų labirintus. Kas jei visa tai ir yra mano pragaras? Kas jei tai ir yra mano pragaras? Klausė savo seną labradorą Megę. Aš krapštau kitų žmonių gyvenimų žaizdas. Grąžinu jiems jų skausmą, kad padėčiau tėvo ir jo klientams visą tai aprašyti. Bet savo gyvenimo aš negyvenu. Savo skausmo ir žaizdų neturiu. Kas jei tai ir yra mano pragaras? Jie išrenka mane gražiausią Anglijos moterimi, bet genialus rašytojas net nemato manyje moters. Megė spaudžia prie savęs didžiulę savo seno mylimo labradoro galvą. Paklausyk, o gal šitas mūsų pragaras yra jūsų visų šunų rojus? Palauk, bet juk tikrai. Gal tai tu esi mano šeimininkas, o ne aš tavo? Gal jūs visi šunys esate mūsų šeimininkai, o mes jūsų tarnai? Gal jūs savo rojų užsiauginote žmonės, kad būtų kas dirbtų ir nupirktų jums ėdalą, kas jums tą ėdalą įdėtų, kas namuose sutvarkytų jūsų sukurtą netvarką, o vėliau surinktų, nešiotų ir tvarkingai išmestų jūsų išjuktus šūdus.
juk visa tai tikrai galėtų būti panašu į teisybę. Nes juk šis plastikinis žmogaus pasaulis, juk jis negali būti tai, dėl ko iš tikrųjų vertėtų gyventi žmogui. Kas į tai ir yra mūsų pragaras. Šuo vizgina uodegą, jis jau labai senas, nors jis to dar nežino, bet šiandien yra paskutinė jo gyvenimo diena. Jis nugyveno ilgą, turiningą gyvenimą ir pamatė tikrai labai daug. Ir jam šiek tiek gaila tokių didelių, tokių gražių žmonių, kurių mintis tokios kvailos, juokingos ir vaikiškos. Kas jei tai ir yra mano pragaras? Sako Aivanas pirmą kartą ramiai skaitydamas savo išspausdintą romaną nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Kas jei rašymas yra ne tai, kas suteikia bent kokią nors prasmę mano buvimui čia, bet kaip tik tai, kas tą prasmę nuolat nuo manęs kažkur slepia. Juk kad ir kaip jam pasisekė su Babeliu, negali būti, kad tai ir yra viskas, dėl ko jis gyvena, nes jo norima Babelio griūtis įvyko, bet laimingas jis vis tiek nesijaučia. Ir čia Aivanas supranta, kad tai, ką jis parašė, yra tiesiog kažkokia niekinga, labai netobulo tikro gyvenimo klastotė. Palauk, bet tai kur tada yra kas nors tikra? Palauk, kur yra Rebeka? Kur dabar yra Rebeka? Palauk, Aivanai, palauk. Vienintelis metas, kai tu buvai laimingas, kai tau, tai yra, man nereikėjo jokio viskio, jokių ugningų kalbų ir jokių didžiakių moterų, buvo kaip tik tada, kai aš buvau su Rebeka, kai mes sulig kiekviena diena pažindavome vienas kitą vis geriau ir geriau, kai mes sulig kiekviena naktimi baigdavome kartu vis dažniau ir dažniau. Ir aš atsisakiau šito vienintelio tikro gyvenimo vien tik dėl to, kad įrodyčiau savo ir kažkam savo galvoje, kad aš nesu šūdo gabalas. Ir aš rašau per tas dienas ir tas naktis apie gyvenimą, užuot gyvenęs tą gyvenimą pats. Kas tai, jei ne pats tikriausias mano pragaras? Aivanas griebė savo mobilųjį telefoną, bandydamas prisiskambinti jau kelias valandas negrįžtančiai Rebekai. Renka jos numerį, bet Rebeka neatsiliepia. Rebeka neatsiliepia Danieliui, neatsiliepia Aivanai, nes jau gulė akušerijos skyriaus palatoje, kur iš jos gabaliukas po gabaliuko iškrapštomas berniukas violetinė kepurė ir žaliu megztuku. Kas jei tai ir yra mano pragaras? Šlimdama vis kartoja Rebeka ir visi skyriaus daktarai subėga nuraminti šią isterijos ištiktą pacientę. Rebeka klykia, Rebeka spardosi. Daktarai suleidžia į kažkokių vaistų ir Rebeka rimsta, bet ne dėl suleistų vaistų, o dėl Aivano, nes yra tikra, kad šį pragarą jį perina dėl jo. Tai ir yra mano pragaras, Aivanai, bet aš jį pereisiu, aš kaip nors jį pereisiu. Rebeka išgirsta, kaip tai, kas liko iš kadais buvusio berniuko violetinė kepurė, pradeda niūniuoti jai gerai pažįstamos dainos melodiją. Berniukas violetinė kepurė staiga ima dainuoti Rebekai. I am the key to the lock in your house that keeps your toys in the basement. And if you get too far inside, you'll only see my reflection. It's always best when the candle's out. I am the pig in the eyes. Do not cry out or hit the alarm. You know we friends till we die.
endure. I'll be there. Open up your school. I'll be there. Climb up the walls. Tai ir yra mano pragaras. Šnabždėdama vis kartoja Rebeka. Aivanas neiškentė savo Babelio ir atrasto pragaro, griebė butelį viskio, užsiverčia ir geria. Jis skambina Rebekai vėl ir vėl. Aivanas skambina Rebekai ir po kiekvieno nesėkmingo bandymo prisiskambinti, jis dideliais gurkšniais tuština butelio turinį. Ir štai viskis vėl pažadina tą patį pažįstamą įkyrų balsą. Aivanai, tu viską padarei taip gerai, kaip tik galėjai. Tik Rebeka dabar dega pragare, o tu... Atsipėsk! Aš negaliu tavęs pakęsti, man bloga nuo tavęs ir nuo tų tavo supistų kalbų. Aivanai, bet manęs juk nėra. Aš esu tik tavo paties. Žinau, tuomet man bloga nuo savęs. Aš nenoriu kalbėti su savimi, nenoriu girdėti savęs, supranti? Aš nenoriu. Ir tyla. Ar supranti, aš nenoriu? Ir tyla. Kodėl tu tyli? Ir įkyrus Aivanui iki skausmo pažįstamas balsas daugiau nieko jam nebesako. Įkyrus Aivanui iki skausmo pažįstamas balsas kreipėsi į seną labradorą. O jau užsispyrė, tiesa. Patogiai ant žemės išsitiesę šuo tingiai pakelia savo sunkią galvą. Jie juokingi ir gana kvaili. Ypač, kai pradeda ką nors įrodinėti. Sau arba aplinkiniams. Arba kai pradeda kalbėti apie mus, arba netgi su mumis taip, tarsi mes net neegzistuotume. Į jų dviejų pokalbį įsiterpė Danielio motina. Ir vienas su kitu kalbasi taip, tarsi jie neegzistuotų. Kampe ant žemės tupintis berniukas atsidūsta ir tyliai, vos girdimai pasako, man jau dėl to šiek tiek gaila. Aivanas tik dabar prisimena, kad jo telefonas yra susietas su Rebekos telefonu. Ir pasitelkęs navigaciją randa jos buvimo vietą. Navigacija ir iškviestas taksi atveda Aivaną į ligoninės akušerijos skyrių. Apstulbęs Aivanas bėga prie informacijos langelio ir sužinojęs Rebekos palatos numerį, jis kas sekundę blaivėdamas milžiniškai žingsniais lipa į 24 aukštą. Rebeka guli lovoje ir žiūri į pageltusį lapelį, apipiltą kava su liesu pienu. Ir tyliai kartoja. Kodėl? Aivanas prie Rebekos palatos sutinka medicinos seserį, kuri jam bando viską paaiškinti, bet Aivanas jos negirdi. Jis patraukia ją nuo kelio ir įbėgęs į palatą krinta prie Rebekos lovos, kartodamas vos vieną žodį. Kodėl? Danielis sėdi patogioje savo prabangaus biuro kėdėje ir springsta, kimždamas į save sviestinį kruasaną, užgerdamas išlikščią firminę latę kavą, su plona karamelės plutele ir 1,5 šaukštelio neišmaišyto cukraus. Viskas būtent taip, kaip mėgsta Danielis. Būtent taip, kaip jis suplanavo. Danielio idealus gyvenimo planas pavyko su kaupu, bet jis nesijaučia nei lašo laimingas. Todėl nuolat savęs klausia tik vieno dalyko. Kodėl? Kodėl? Klausė tėvo Megė, kai pamato jį deginantį biuro šiukšlių kibire krūvas Aivano Babelio kopijų. Kartu su senomis,
itin mielomis Rebekos nuotraukomis. Kodėl? Klausė Megė, suprasdama, kad buvo išnaudota tėvo, jo idealaus gyvenimo plano įgyvendinimui. Ir čia pat pamatydama, kaip į biurą eina policijos pareigūnai, kurie pareiškia, kad Danielis privalo eiti su jais, nes yra kaltinamas savo motinos nužudimu, kurią iš meilės ir didelio gailesčio jis atjungė kelis aparato laidelius, taip išlaisvindamas ją iš įstrigimo tame laidų voratinklyje ir jos pragaro šioje žemėje. Kodėl? Vis kartoja Megė, kai sugrįžusi namo pamato gulinti ir nebekvepuojantį savo seną, mylimą labradorą. Kodėl? Kodėl? Danielio biuro šiukšlių kibire dega Babelio rankraščiai. Dega Aivanas, dega Rebeka, dega Danielis, dega Megė. Berniukas violetinė kepure, Danielio motina, senas labradoras ir Aivanui iki skausmo pažįstamas balsas visiems laikams traukėsi į niekur, išsineždami savo vis labiau tylantį pokalbį. Lėtai, bet ramiai, išeinantis berniukas violetinė kepure sustoja, atsisuka ir pasižiūri į vis nykstantį, vis tolstantį pasaulį, kurio jis taip ir nespėjo pažinti. Rebeka, Aivanas, Danielis, Megė. Iš čia jie atrodo tokie maži, negi jie ir degs taip amžinai. Ne, vaikeli, jie gyvens kaip gyvenę. Visada taip nutinka. Viskas užges, nurims, po truputį užsimirš ir jie gyvens taip, tarsi nieko niekada nebūtų įvykę. Niekas niekada nesikeičia. Na, gal labai nežymiai. Labai nežymiai. Jei antrinai ir Aivanui iki skausmo pažįstamas balsas. Beveik nepastebimai. Jei kas nors kada nors ir pasikeis, tai jau tikrai ne šitoje kartoje. Kaip ir jokioje kitoje, ateinančioje iš paskos. Bet kodėl? Aš nežinau, vaikeli, bet galbūt taip yra todėl, jog jie niekaip neišmoksta saugoti įgytos patirties ir negeba jos perduoti ateinantiems po jų. Tai taip sudėtinga. Jiems taip. Tam juk reikia kalbėtis. Ir tyla, tyla, kurią nutraukė senas, bet labai gyvas labradoras. Jie tokie juokingi, jie visai nemoka kalbėtis, o yra įsitikinę, kad kalbėti nemokame mes. Koks keistas ir nesuprantamas man yra jų pasaulis. Žinai, gal ir gerai, vaikeli, kad tau neteko gimti šioje žemėje. Ir berniukas violetinė kepure kartu su Danielio motina, senu labradoru ir Aivanu iki skausmo pažįstamu balsu išnyksta žvaigždėtoje tolumoje visiems laikams. Ir jų jau visai nebelieka. When it's too